Sveiki, čia Mantas iš Matiekos 29 uždavinio sprendimas. Gan tikrai lengvas minutės klausimas. Taip, duotas funkcijos grafikas, transformuotas kosinusų grafikas ir prašo nustatyti A reikšmę ir apskaičiuoti kam lygus Y iš grafiko. Tai A reikšmė matome, kad kosinusas yra ištemptas 3 kartus, tai tiesiog lygu 3, kadangi tiek minimali, tiek maksimali reikšmė ištempta. Ir jeigu taškas priklauso grafikui, tai susirandi, kur yra pi iš 2. Tai tas taškas bus pi iš 2 x koordinatė, y koordinatė 0. Tai tiesiog y lygus 0. Tikrai greitas uždavinys, kad tiesiog visiems pasirinkti balų. Tai liko kiek čia dar keletas uždavinių, kuriuos įkelsiu kitose video. Dėkui žiūrėsiems.